Sveiki visi, iš tiesų nuostabi diena, saulėta, kaip matom už lango, tokia graži diena ir aš tikiuosi, kad ir kiekvienam iš jūsų šiandien diena yra puikiai, geros emocijos, daug sutinkate gatvėje šypsenų. O mes šiandien Džiaugsmo detektyvas pirmą kartą jungiamės live chat, pabendrauti su jumis gyvai eteryje ir iš tiesų artėjant seminaram, kitos savaitės seminaram, kūrybiniam dirbtuvėm, kurių tema jūs žinote, tai yra tavo gyvenimo legenda, kaip pažadinti vidinį genijų. Artėjant dirbtuvėm mes sulaukime labai daug klausimų iš žmonių, kurie rašo laiškučius ir uždavinėja klausimus apie tai kasgi yra ta tema tavo gyvenimo legenda. Ir turim pirmą klausimą, kurį uždavė Edita ir klausė, ar tikrai kiekvienas žmogus gali susikurti iš savo gyvenimo tarsi legendą, tarsi asmeninę, nuostabią, nieko neatkartojamą, unikalią istoriją. Edita, ir tau ir kitiem noriu pabrėžti, kad iš tiesų kiekvieno mūsų gyvenimas yra vertas būti legenda. Iš tiesų kiekvienas žmogus, jeigu tik geba atrasti raktelius, per ką į savo gyvenimą būtent žiūrėti per legendos prizmę, jisai gali susikurti gyvenimą, kuris ir būtų ta legenda. Ir tai yra požiūrio keitimas. Tai yra keitimas požiūrio, kuris prasideda nuo labai mažų dalykų. Pavyzdžiui, jeigu tu šiandien atsikeli ryte, tavo pirma mintis yra apie tai, kad bus sunki diena, aš esu pavargusi, galbūt, sakykime, laukia kažkokie darbai, kuriuos aš nelabai noriu daryti. Be abejo, tai trukdo kurti iš savo gyvenimo legendą. Bet jeigu tu atsikeli ryte ir pirmu tiesiog minties šuoliu pagalvoju, o geras, kaip šiandien aš galiu padaryti, kad mano gyvenime, mano svajonės priartėtų prie realybės, kad jos išsipildytų. Pagalvoju, ką šiandien gali nuveikti dėl savo svajonių, kokį pirmą žingsnį padaryti, kokį 10 žingsnį padaryti. Tai jau yra pradžia, kuri gali pradėti kurti gyvenimą kaip savo asmeninę legendą. Skamba gana plačiai, skamba gana abstrakčiai, bet iš tiesų tai yra labai konkrečios technikos, kurias mes plačiau būtent aptarsime jau užsiėmimo metu, kūrybinių dirbtuvių metu. Toliau turim nuostabų klausimą iš Laurino, kuris klausė, ar man eiti į seminarą vienam, ar ateiti su mama? Iš tiesų noriu pabrėžti, kad labai kviečiu ateiti į seminarą žmonėm ir dviese, ir su draugais, dėl to, kad tai bus nuostabus laikas kartu. Tai nebus tik tai mokymasis, tai nebus tik žinių gavimas, iš tiesų tai bus ir labai puikus laikas kartu, patyrimas kartu. Ir kaip tik tai labai yra susijęs su dar vienu klausimu, kurį mes gavome, kodėl reikia eiti į seminarą, o jeigu aš galiu daug informacijos rasti YouTube arba skaitydamas knygas. Ir aš manau, kad čia labai susijęs su antru užduotu klausimu, būtent apie tai, ar eiti vienam, dėl to, kad kodėl yra geriau ateiti į užsiėmimus, lankyti seminarus tomis temomis, kurios tuo metu tau konkrečiai yra aktualios gyvenime, todėl kad seminaras tai visada yra patyrimas. Seminaras tai visada yra gautas kažkoks vidinis jausmas, kurio tu galbūt negausi skaitydamas knygą. Ir seminaras visada tą jausmą dovanoja ir jeigu šalia to tu darai tą jausmą įsisąmonini kaip naują žinojimą, gali pasikeisti gyvenimas. Tiesiog pasikeičia požiūris į gyvenimą ir nuo to viskas pradeda keistis. O iš tiesų aš jums irgi turiu klausimą ir noriu jūsų paklausti visų. Tai kokia buvo jūsų šiandien pirma mintis, kada jūs atsibudote? Jeigu neatsiminsite, kokia buvo ta pirma mintis, labai patariu ryte, kai atsibusite, jau prabus jūsų smegenys, prabus protas, jūs greit savęs paklausite, tai kokia ta pirma mintis? Ir aš tikiu, kad jeigu jūs kiekvieną dieną, kiekvieną rytą pradėsite savo užduoti klausimą, tai kokia pirma mintis, nuo kurios aš noriu pradėti savo dieną, laikas eis ir už 10 gal už savaitės, gal už mėnesio, jūs sąmoningai ryte prabudęs jau žinosite, kokį jūs norite užduoti ketinimą tai dienai, kur link ta diena turi nukeliauti, kur jį turi jūs nuvesti. Tai tiek šiandien su klausimais, iš tiesų gavome labai daug klausimų, tai yra nuostabu. Deja, nespėsim šiandien visus atsakyti, išrinkom pirmus 3. Po to dar bus sekančią savaitę postas, kur mes atsakysime dar išrinkę vieną klausimą ir to klausimo nugalėtojas gaus taip pat kvietimą 2 žmonėm į pasirinktas dirbtuvės Vilniuje arba Kaune. O dabar dar noriu pasidžiaugti nuostabia naujiena. Jeigu turite draugų Londone ar aplink Londoną, iš tiesų nuostabi naujiena yra tai, kad lapkričio 19 dieną Londone vyks taip pat įkvėpimo dirbtuvės, ta pačia tema tavo gyvenimo legenda, pažadink vidinį genijų ir iš tiesų kviečiu pakviesti jūsų pažįstamus, jūsų giminaičius,
kurie gyvena Londone. Labai tikiu, kad tiems žmonėms tos žinutės labai reikia, dėl to, kad gavom iškvietimą, pavadinkime taip. Ir mūsų Londono lietuviai pasikvietė būtent į Londoną pravesti šitą temą. Tai jeigu turit pažįstamų, kuriuos norėtumėt pakviesti, perduokite jiems šią žinutę, pakvieskite į šios mokymus. O šiandien aš tiesiog jums linkiu nuostabiai gražios dienos ir primenu, kai atsibūsite rytoj, paklauskite savęs, kokia ta mano pirma mintis, nuo kurios aš noriu startuoti dieną ir galbūt naujo gyvenimo lapą, naują etapą. Nuostabios dienos, pasakykit šiandien kam nors komplimentą. Ačiū Jums už dėmesį, iki sekančio mūsų susitikimo.